nusipirkę karo diržą jį gaunate iš karto su sumontuotom petnešom, bet tam, kad jūs galėtume normaliai įsiriuoti, reikia žinoti, kaip jas montuoti. Tai pradedam nuo galinės dalies. Tai galinė dalis yra tiesiog paprasti dirželiai su užvertu reguliatorium. Tai šitoje vietoje rekomenduoju reguliatorius pastatyti vienodu atstumu vienas nuo kito ir maždaug tokiam aukštį, kokiam norit, kad būtų šitos nugarinės dalis. Tada perveriat laisvą dirželio galą iš vidaus per kilpą, veriate per reguliatorių ir aš rekomenduoju pritraukti reguliatorių kuo arčiau kilpos, nes jeigu paliksit jį aukščiau, jis tiesiog su laiku nuslis žemyn ir taip nugarinės dalies dirželį pailgės. Perveriam antrą kartą ir būtinas momentas pervėrus šitaip dirželį, jį fiksuoti iš viršaus perveriant atgal. Paliks nemažas dirželio galas, tai kaip norite, jį galite suvinioti ir tiesiog užkliuoti su izoliacinę juostą, arba aš darau taip, kad perveriu per kilputę ir jisai pasilieka diržo vidiniai pusiai. Su priekinė dalim yra šiek tiek viskas paprasčiau, tai pažiūrėkit, kad niekas nebūtų susisukę, susigarankščiavę ir atklijavus kontaktinį juostą atlipdykit fiksatorių ir dirželį iš vidinės pusės perverkit per kilpą. Tada perverkit iš vidaus, iš apačios per reguliatoriaus tą vidinę ertmę ir atgal perverkit per išorinę. Tai tokiu būdu pakėlus reguliatoriaus snapelį diržo bus galima atlaiduoti, patraukus iš dirželio galo, diržą bus galima suverti. Nepameskit fiksatoriaus, jo dabar dar nereikia fiksuoti ant dirželio galo, tą padarysit, kai pabaigsit susireguliuoti petnešų ilgį. Petnešas susiverčiu, kad jis būtų maždaug vienodai.